Labas rytas, rankoje šluota, galvoje švarios mintis, kuriomis norisi dalintis. Ir viskas dėl atliekų kultūros. Norite būti kultūringais ir tvarkingais, žinoti naujausias aktualijas, sekite mūsų naujienas ir kiekvieną šeštadienį 11 ryto žiūrėkite atliekų kultūrą per TV6. Dėmesio į ekranus skelbiu šio ryto temų meniu. Atliekų kultūra pradeda pavasario sezono darbus. Naujasis sezonas pažymėtas maisto atliekų surinkimo ženklų. Aš šiandien vienas kažką prisidėsiu. Labai pavyzdingas maišiukas. O, super! Valiuks tokie žmonės, valiuks, kad jie tokie yra. Tad kviečiame pusvalandžiui įdomios ir naudingos informacijos. Man kiek nesmagu prisipažinti, kad apie motobagio galima sakyti karalių Roką Baciušką sužinojau tik šiemet, sekdama Dakaro ralio naujienas. Ir kažkaip išsyk kilo klausimai. O kaipgi jie tie lenktynininkai? Ar turi sąlygas būti atsakingais vairuotojais? Gal mėto šiukšlės pro langą tiesiai dykumon? O kokie jie gyvenime? Atsakymai reportaže. Lenktynininkas Rokas Baciuška tikras rekordininkas. Matys kasmet iš Dakaro ralio parsiveža po beduino statulėlę, o kito tokio sėkmingo lenktynininko nėra visame Pabaltyje. Tad koks Rokas trasoje? Ar toks pat tvarkingas, kaip ir sėkmingas? Išmesti kokį, jeigu mes valgom angliavandenių šokoladukus, vis tiek tas popierius lieka, tai mes įsidedam į kišenę ar kažkur yra tam vieta, įsidedam, po to įsimetam. Nesu nei vieno daikto išmetęs, yra tam tikrose vietose, užpilimo kurose yra tam tikros šiukšlių maišai, tenais viską išmetam. Tikrai Dakaras irgi tvarka yra ir kad ten galvojat, kad tepalus leidžia viską, ne, viskas turi savo vietas, viskas bačkas didelės pilam, tai žodžiu tikrai yra tvarkingas Dakaras ir šiukšlių po mūsų tikrai nelieka. Tvarkingi lenktynininkai, tvarkingi, kaip pasakyti, komandos nariai, tai man tai nesmagu išmesti šiukšlę, aš turiu išmesti kur reikia, kad jinai atsirastų, kad nepadarytų žalos gamtai. Idant bent kažkiek suprastume Dakaro ralio ypatumus, Roko teiraujamės, kiek valandų lenktynininkai praleidžia trasoje ir kaip apskaičiuoti, kiek reikės maisto. Svarbu ryte pavalgyti labai stipriai, nes ryte išvažiuojame apie 7-8, pusę 7 kartais, priklauso nuo ilgio greičio ruožo, tai užtrunkam greičio ruožę apie 6 valandas, turime 2 vietas užpilimo, nes negalim vienu metu nuvažiuoti su pilnu baku, tai būna pirmas užpilimo taškas apie 250 km, tada 15 minučių turi laiko užsipilti kurą ir šiek tiek pavalgyti ir tada ir vėl tenais, jeigu 500 km greičio ruožas, dar antras taškas būna užsipilimo ir vėl 15 minučių pavalgai ir užsipili kurą. Tai tenais daugiau šokoladukų, tokių angliavandenių, palaikyti energiją, skysčių, elektroliutų, daug stipriai nevalgom, nes daug negali prisivalgyti, nes po to pradeda rūgštis kilti, turi tam tikrą maisto kokybę atsirinkti, grįžtam vakare labai daug tada prisivalgom. Kaip gėrimai? Ar važiuojant Rokas geria vandenį iš buteliukų, o jei taip, kur tuomet deda tuščius? Ne, kaupiam, nes turime Camel Gresai, vadinasi tokie angliškai, už nugaros prisipili 3 litrų vandens ir tokie šlankutė yra, mes visą laiką geriam šitos šlankutės, tai kaip ir neturim tų buteliukų. Lenktynių trasoje atsakingas ir darbštus, o koks Rokas namuose? Svarbu, kad dulkių nebūtų, tai viskas. Tai mėgstu namuose tvarką visą laiką. Aišku, kartais patinginiauju apsitvarkyti, bet gyvenu su draugė, tai padeda tvarką palaikyti. Tikrai esu tvarkingas ir jeigu per langą nemėtau jokių bananų ir ten ar šiukšlių visą laiką, geriau mašinai netvarka, kolonėlė sustoja, įsimeti visas šiukšlės, tai tikrai labai nepalaikau tokių žmonių ir visą laiką norisi velnių duoti, kur miške palieka kavos puodelius ir ten tokius, nes aš pats esu mylėtojas gamtos ir visą laiką mėgstu pasivaikščioti miškai, pamatau tokių dalykų, tai nesuprantu tokių žmonių ir nepagaunu. Ar tai sunku į mašiną pasilikti tą daiktą, kurį išgėrė į kavos puodelį ar dar kažką ir po to išmesti. Miškuose ne tik tušti kavos puodeliai mėtosi, bet, kaip ir parodė mūsų laidos patirtis, yra ir padangų. Kaip Rokas vertina šį faktą, o gal aplink Tauragę situacija kiek kitokia? Prieš 5 metus jo, bet dabar jau su tom padangom jau mažiau yra, labai retas dalykas, ką matyčiau, bet sakau, daugiau tokių pavienių yra šiukšlių, popierių, visokių cigarečių pakelių ar dar kažkokių, tai daugiau tokių dalykų, bet sakau, ką vežti mišką yra tam tikros vietos, kur tu gali išvežti. Pavyzdžiui, čia irgi garažą tvarkiaus, viską išvežiau, viską išmečiau, viską tvarkingai. Ką vežti tą mišką, vis tiek žvėris gali užsikrėsti kažkokiais virusais. Nepalaikau tokių žmonių, niekada
nesuprasiu ir nedaug dievę sutikti miške tokio žmogų. Iš karto velnių gaus. Šiukšlintojai gaus velnių, o tie neabejingieji, kurie net ir svetimas šiukšlės miškuose renka, ką Rokas galvoja apie juos. Čia liuks tokie žmonės, liuks, kad jie tokie yra, kad tvarko kitas, kaip sakoma, šiukšlės, kurių turėtų nebūti, turėtų tikrai tvarkingi, mes esam palyginus. Aš Saudo Arabiją esu pralankęs labai daug vietų, tai mes iš tikrųjų labai švariai gyvenam, o Saudo Arabija tai visur šiukšlių yra, o dieve, tenais kalnų kalnai, jie iš tikrųjų gal neturi galimybių, kurias dėti, tai tam sakau, mes čia tvarumas, viską tvarka, energetika, elektra, bet, pavyzdžiui, tenais jokio tvarumo nėra, jokio energijos taupimo, ten visą laiką mašinos didelės, dūmai ten eina ir vis tiek Saudo Arabija nieko netaupa, vis tiek tas visas debesų kamuolys vis tiek, manau, ir ateina iki tos Europos. Tai nežinau, jiems iki to tvarumo ir tvarkingumo dar labai daug, gal iki po 10 metų, po 15 metų jau tenais bus, nes jie elektrinių mašinų niekaip nepriima to dalyko, elektrinių mašinų, kaip tu gali nuvažiuoti 400 km ir po to 45 minutės lauk. Tai ne jų stilius tenais laukti, jie duoda tą gazą ir važiuoja toliau. Nu, mes galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti tokiais žmonėmis, kaip Rokas Baciuška, kuris ne tik greitas trasoje, bet dar ir nepaprastai atsakingas. Taigi, spaudžiam gazą, važiuojam į reklamą, o po jos kviečiu žiūrėti mūsų laidą toliau. Sveiki sugrįžę po reklamos. TV6 eteryje atsinaujinusi ir pavasariu kvėpuojanti atliekų kultūra. Išsyk po naujųjų Lietuvos gyventojus pasiekė naujovė – maisto atliekų rūšiavimas. O jei, kas čia per nesąmonė, kalbėjo vieni, o kitigi išsikuoliai ėmėsi rūšiuoti. Žinoma, daugiausia šaršalo kilo sostinėje, tad mėly Vilniečiai, kaip sekasi? Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, švaros ambasadorė. Ir šiandien mano tikslas yra išsiaiškinti, ar žmonės rūšiuoja maisto atliekas. Ne, nerūšiuoju. Kodėl nerūšiuojate tuomet? Žinau, nes konteineriai nėra rūšiuojami. Aš čia šalia gyvenu, pas mane čia stovi paprasti konteineriai ir tiek. Aha. O kaip galvojate, apskritai aktualu ar neaktualu rūšiuoti maisto atliekas sociumui? Nu, šiaip, kaip iš Europos pusės, žinai, mes europiečiai turėtumėm rūšiuoti, bet aš, žinai, buvęs ir Indijoje, dar kažkur pažiūriu, kas dėdas tose šalyse, tai man atrodo, ką šiandien vienas kažką prisidės. Sunkumai vienintelį, kad susitalpinti visas tas talpas, į ką rūšiuoji. Ar jūs rūšiuojate maisto atliekas? Maisto atliekų tai ne. Atliekas tai nelabai, jo. Aha. O kodėl nerūšiuojate tada, paklausiu? Nes, nežinau. Nežinau, bute gyvenu, tai neturiu kažkokio artimo komposto, kad, sakykime, kad mesti, tai tiesiog nėra aplinkybių tokių. Rūšiuojate, ar manot, kad svarbu yra daryti tai? Svarbu. O kodėl? Kodėl manot, kad svarbu yra rūšiuoti maisto atliekas? Ekologija, tik jeigu teisingai dar ten išrūšiuos tuose punktuose, kai numeš, į tuos oranžinius maišelius. Paėmiau, kai nuėjau į savivaldybę, į seniūniją, tai maišelius, šitus kibirėlius paėmiau visai savo, ne laiptiniai, bet visai savo kaimynams visiems. Visi nustebo, kaip čia. Sakau, rūšiuokit. Ar jūs rūšiuojate maisto atliekas? Rūšiuojam? Aš taip. Aš irgi. Kodėl galvojat, kad tai yra aktualu? Ar manot, gal tai neaktualu yra apskritai rūšiuoti? Aktualu taip. Žiauriai aktualu, save the ocean, save the planet. Nu. Teisingai. Galbūt su kažkokiais iššūkiais ar sunkumais susidurėte berūšiuodami maisto atliekas? Būtent maisto atliekas? Taip. Nebent ten gal yra tie oranžiniai maišeliai dabar, tai aš ne visą laikį oranžinį maišelį dedu. Aha, supratau. Okay, aš tai kol kas nesusidūriau būtent su maisto atliekų. Nėra sudėtinga menedžiant, man atrodo, tikrai ne. Vieniems maisto atliekų rūšiavimas savaime suprantamas dalykas, kitigi nesivargina pasidomėti naujovę, kuri kaip plastiko, stiklo ir popieriaus atskirimas nuo bendro atliekų srauto atėjo kartą ir visiems laikams. Maisto atliekų rūšiavimas savo būdu ir forma Lietuvoje skiriasi, bet turi vieną bendrą bruožą. Maisto atliekas rūšiuoti turime
kiekvienas. Po Vilniečio apklausos padarėme trumpą svarbios informacijos atmintinę. Maisto rūšiavimas į mūsų namus atkeliavo kartą ir visiems laikams. Lietuvos regionuose maisto atliekų surinkimas vykdomas skirtingais būdais. Vilniaus regione nemokamų maišelių teiraukite savivaldybėse, seniūnijose ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Maisto atliekos Vilniaus regione dedamos tik į oranžinius maišelius. Oranžinį maisto atliekų maišelį išmeskite į bendrą komunalinių atliekų konteinerį. Šiais metais iš tiesų daug dėmesio skirsime maisto atliekų rūšiavimui, tad tęsime aktualią temą – dėmesio į ekranus. Šįryt galėsite iš arčiau pamatyti Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, į kuriuos atvežamos viso Vilniaus regiono ir paties miesto atliekos iš mišrių komunalinių konteinerių. Mūsų žinoma labiausiai domina oranžiniai maišeliai maisto atliekoms rūšiuoti. Galiu pasakyti, kad jau iš karto nuo naujų metų pradėjom laukti keliaujančių maišelių mūsų įmonėje ir jie iš tikrųjų greitai pradėjo keliauti. Turbūt tie patys pavyzdingiausi žmonės, kurie turbūt jau senai laukia tokio dalyko, kaip kad rūšiuoti maisto atliekas. Ir po truputėlį įsivažiuoja šitas procesas, tikrai jaučiasi, kad vis daugiau žmonių prisijungia prie šito dalyko ir matom, tikrai tuos maišelius matom atvažiuojančius iš kiekvieno regiono. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad labai nustebino būtent Vilniaus miestas, kuris tikrai pirmauja rūšiavime maisto atliekų ir kiek teko stebėti, tiesiog pasižiūrėti pačius maišelius, tai tiesiog pavyzdingai, tiesiog tu žinai, atidarai maišelį ir žinai, kad čia tikrai nėra jokių priemaišų, čia bus tik tai maisto atliekos. Todėl, kad tai sąžiningai daroma ir tada žmogus neturi tikslo jokio užteršti šito maišelio kažkokiom tai pakuotėm ar kitom priemaišom. Tai tikrai miestai, aišku, Vilniaus miestas, Elektrėnai labai gerai rūšiuoja, Trakų rajonas, Ukmergės galbūt todėl, kad jau jie seniau šitą pradėjo daryti. Pasak specialistų, kurie kasdieną mato realius oranžinių maišelių srautus ir jų turinį, didesnių Vilniaus regiono miestų ir pačios sostinės gyventojai rūšiuoja puikiai. Dabartiniai tyrimai rodo, kad kažkur 50% žmonių iš esmės nuo pirmo mėnesio tų, kurie gavo kibirėlius ir maišelius, pradėjo rūšiuoti maistą. Kita vertus, tie, kurie rūšiuoja, tai jie daro, net kelis kartus perklausiau tyrėjų, ar jūs nesuklydot. Jie tai daro tikrai ypatingai kokybiškai. Tokių rodiklių pasiekti, dažnai sakoma, reikia 3 metų. Iš tiesų, apie 80% tikslumo, sakau, yra, tai yra 20% tik tai priemaišų randame atskirai surinktame maiste. Tai yra tikrai geras rodiklis. Viename iš tyrimų matėme ir duomenį, kad tik tai 5% yra priemaišų netinkamų visiškai rūšiavimo maisto atliekų randame, tai yra iš viso puikus iš tiesų duomenys. Nuo mažesnių Vilniaus regiono miestelių gyventojams dar yra kur pasitempti. Užterštumas jų yra didesnis. Matosi, kad tai yra tiesiog virtuvės šiukšlių dėžė tame maišelyje. Tiesiog daug pakuotės, kažkiek maisto atliekų, kažkiek popieriaus, kažkiek plastiko ir visa kita. Tiesiog spėju, kad tai yra tiesiog iš virtuvės atliekų, kaip ir seniau, tai tik maišelis kitas. Vieną išgirsti, kitą pamatyti patiems. Einame pasižvalgyti, koks oranžinių maišelių atkeliavusių iš Vilniaus regiono turinys. Mes stovim iš tikrųjų prie nedidelio konteinerio, kuriame yra būtent maisto atliekos. Pažiūrėsim, ar teisingai žmonės išrūšiavo. Tikrai taip. Tai galim puolam. Paimam čia jau vieną pradraskėm. Čia turim maišiuką. Taip. Kuris yra, spėju, maisto atliekos. Viskas gerai, ne? Imam kitą maišiuką. Atidarom. Popierius dar galim sukompostuoti. Taip. Dar maišiukas, maišiukė ir dar kartą maišiukė. Štai turim. Blogas pavyzdys. Blogas pavyzdys. Ir čia blogas pavyzdys. Ir čia blogas. Maišelis maišelį, o tame maišelėje dar maišelis, o galiausiai netikėti siurprizai. Bet pirmieji įspūdžiai atidarius būtent maisto atliekų rūšiavimo maišelius, štai tokie. Ką noriu pasakyti, kad šluostė šita tikrai yra ne maisto atlieka. Lygiai tas pats. Štai šitas plastiko ta dėžutė taip pat yra ne maisto atlieka. Plastikas ne maisto atlieka.
Gerbėmėjai, būkite atidesni. Dar buvau ištraukus tokį maišelį su vien tik tai maisto turbūt, bet skardinėm užkonservuotom, kurios daug sveriantis maišelis, sudarantis didelę dalį svorio, labai sunku. Ir ten viduje yra maistas, bet jisai yra skardinėse. Užteršti maišeliai nei išimtis, nei taisyklė. Tiesiog tokių bendrame sraute pasitaiko ir tai lieka apeliuoti žmonių sąmoningumą. Į oranžinius maišelius meskite tik maisto atliekas, o jei norisi išmesti senus konservus, nepatingėkite pirmiausia juos atidaryti ir maisto atliekas išmesti į oranžinį maišelį, o skardinę į tam skirtą konteinerį. Kalbant apie patį Vilniaus regioną ir sostinę, ne vienam mūsų kilo klausimas, ar tikrai tų oranžinių maišelių užteks, o jei ims ir pasibaigs. Ne kartą sakėm, nėra trūkumo maišelių tikrai. Ne, ir maišeliai tol, kol šita sistema bus, ne, ir kiek jinai bus, ir kas bebūtų, jų visą laiką bus. Ir jie bus prieinami. Ir tikrai tą pasiplanuojant nelabai sudėtinga juos ir surasti ir pasiimti. Kalbant apie kibirėlius, tai Vilniaus mieste jie yra dalinami, kibirėlių yra iš esmės paskaičiuota kiekvienam namų ūkiui. Namų ūkių skaičiuojama yra 281 000. Būtent tiek ir kibirėlių turime ir tikrai visiems užteks. Kas dar svarbu dažnai yra klausima, ar jį bus visą laiką mokamai ir nemokamai. Taip, atskirai už tai nereikės mokėti. Tai yra žmonių prasme, žmonėms suprantama kalba, tai sakant, nemokamai. Maišelių kiekį vienam namų ūkiui specialistai paskaičiavo, atsižvelgdami, kiek maisto išmeta per metus vienas žmogus, ogi apie 70 kg. Dabar jau 3 pakuotės ar ne maišelių galima gauti ir ten tų maišelių kiek viduje yra? Vienam ritinėlė yra 25 maišeliai, tai jie yra tas skaičiavimas atliktas toks, kad skaičiuojama, kad per vieną savaitę 2 maišelių tikrai pakanka. Vienam maišelyje kažkur tai ir tyrimai rodo, kad vilniečiai į vieną maišelį išmeta apie 1,5 kilogramo maisto. Tai va, tas skaičius iš esmės yra labai tinkamas, iš esmės yra pataikyta. Na gerai, maišelių pakaks, bet žmonės kalba, jie plyšta. Nežinau mūsų gyvenime, kas yra 100% patvarus. Ne, ir čia šiuo atveju irgi neguldyčiau čia jau galvos, kad nei vienas maišelis nesuplyšta. Bet jeigu būsime visi labai sąžiningai, suprasime, ne, kas atsitinka su maišeliais ir tyrimai tai labai aiškiai rodo. Mes randame suplyšusius maišelius ir kadangi jie plyšta. Jeigu mes tenai įmetam stiklo šukių, tai tikriausiai jie ir suplyšta. Aš kviečiu pasižiūrėti mini eksperimentą, tai plyšta ar neplyšta maisto atliekoms skirtas maišelis. Mano rankose matote maišelį su maisto atliekomis. Mano užduotis išsiaiškinti, ar vis dėlto šitas maišelis plyšta ar ne. Kaip matome, paprastuoju būdu maišelis nesuplyšo. Tačiau kas būtų, jei aš būčiau labai pikta namų šeimininkė? Maišelis vis tiek neplyšta. Taigi įsitikinome patys, maišelis išties patvarus, svarbiausia, kad jame būtų tik maisto atliekos. Na ir paskutinis akcentas apskritai apie maisto atliekų rūšiavimą. Ko tikrai neverta užmiršti, nėra tikslas surinkti kuo daugiau maisto. Taip. Ir tikrasis tikslas, va čia jo tikrai neverta niekam pamesti, tikrasis tikslas yra pasiekti, kad maisto atliekų iš tiesų nebūtų. Kuo mažiau. Arba kuo mažiau, iš tiesų, be abejonės yra tokių maisto atliekų, kaip ten visi sako, bulvių lupenos ir taip toliau. Tai yra legalu, nieko su to nepadarysi, bet iš tiesų mes išmetam daugybę maisto ir va čia yra ta didžioji problema ir aš tikiuosi, kad kiekvienas pabandęs atskirai surinkti, akivaizdžiai pamatęs, kiek išmeta maisto, ne, susimąstys ir nors kiek pakeis savo elgesį ir iš tiesų taupys savo pinigus, taigi taupys maisto produktus, taupys aplinką per šitą, nes atskiras surinkimas iš tiesų nėra savitikslis. Šį rytą tiek naujienų ir smagių bei naudingų atradimų. Kviečiu Jūs prie TV ekranų kitą šeštadienį 11 ryto, o laidos kartojimą visuomet galite pasižiūrėti pirmadieniais 9:30. Iki.